Daugelis žmonių jau pabandė daryti verslus, bet nepavyko. Jie paskui pradeda ieškoti arba partnerių, arba keičia sritį, nes pasiteisina savo, kad ten nepatiko, kažkas tai, žodžiu, negerai buvo, ne tuo užsiminėjo, taip toliau, konkurencija didžiulė, gal dar kažkas. Na, žodžiu, kiekvienas savo savai pasiteisina, dėl ko jiems nepavyko verslas. Ką aš noriu papasakoti, tai va dabar nesenai papuolė toksai, Facebook'e reklamas, skelbimas, žmogus turi patalpas, rašo netgi pradinį kapitalą, bet idėjų nėra. Ir, reiškia, ieško arba partnerio, arba jis išnuomotų tas patalpas panašiai. Mes tą labai galim pastebėti labai daug kur aplinkui yra tas reikalas, kad tiek dar žmonės suverda smegenys, kad galima ten kažką uždirbus ar panašiai, reiškia, pastatyti patalpas ir išnuomoti ir stabiliai savo sėdėti, jokio nėra daugiau ten judesio. Tai irgi toksai savotiškas stabilumas yra. Čia yra tokia viena programytė, žmonės tą bando padaryti. Gerai, jau čia ir tai yra didelė pažanga, kad bent jau paima ten, pastato kažką, jau čia kvantinį žuolį padaro, kad į nachui. Nes daugelis tų, kur samdomam darbe, jie ten niekada kitokio net dalyko nedaeina. Bet jeigu tu taip, kaip sakant, iššokęs į tą vandenį, bent jau bandai tom kojom, spardais įjudini kažką darai, tai čia tau ta informacija, ne tiem, kur sėdi darbė ir ten tik tai alus, cigaretį ir jokio visiškai. Jeigu tu nori pats, yra tos pasąmoninės programos, bet kol žmogus yra nevientisas, jisai nežino pas ką prašyti, nežino kaip tą daryti su ta atsakomybė ir panašiai. Tai jie ten būna, kai kurie žmonės gal ten Dievo įmeldžiasi, dar kažkam, nesvarbu, žodžiu, vadinkim taip, kad yra tos ekstra dalys, arba tas, kas jums gali tą pasąmonėje sukurti už atitinkamą atlygį. Tai kai kada galite jūs, čia paskui paaiškina, su velniu sudaryti kontraktą. Ir iš tiesų pareina laikas, kai jums reikia už tai atsiskaityti. Už tai, kad jūs ne patys tą darot. Štai dėl ko reikia žmogaus suklijuoti tas dalis atskiras, kad jūs neturėtumėte to tokio, atrodo, kad išoriai kažkas, tai tas Dievas, dar kas, bažnyčia, religija, visi tie krikštai panašiai taip veikia, kad žmogus nežino, kas jam padeda. Jis neturi autoriteto vadinamo savo pasąmonėje, jau daug kartų kartojaus. Tai savo tų komandų jisai prašo, kad jam kažkas tai padėtų iš išorės. Čia paskui mitais apipinta viskas yra. Tai kol tu nesuklijuotas esi, tu nežinai, kad tu esi pats atsakingas. Tu netgi ir gali bandyti būti atsakingas, tau nieks nepavyks, nes teorijos neužtenka. Pasąmonė visą tai daro. Bet jūs galite bandyti daryti bet kokius veiksmus, bet kaip mąstyti, bet kaip ten manifestuoti ir panašiai, nieko jūs to nepaveiksit. Nes tai vyksta automatinis procesas ir kol tavęs nesuklijuoja toks kaip aš, kurio žmogaus nepadeda jam susidėlioti į vietą visų tų dalių, jūs ten galite bandyti bet ką. Ir tos meditacijos ir visa kita niekas neveikia. Sakau, pozityvūs mąstymai, ten meditacijos, dar kažkas, tai, bet kokios tos praktikos, ten jogos ar būgnai, jūsų pasąmoninių programų tai nekeičia. O jeigu ten kažkiek tai pavyksta, niekas rezultatai nuo to neįtakoja. Ir tas galit pastebėti maksimum 10 metų, bet taip maždaug 6-7 metai kartojasi. Žmogų nuorina, jisai bankrutuoja, jisai visiškas nulis gali būti ir paskui vėl stojasi, keliasi, vėl kažką daro ir vėl bando. Kokiais jūs ten žodžiais pasiteisinimais daro, pochu yra, nesvarbu visiškai. Kaip tu savo meluoji, visai nesvarbu, žodžiu. Ir kokią tu transliuoji, kitiem pasakoji, kaip tu teisinėsi, dėl ko tau tu ten subankrutavai, dėl ko tau nepavyko ir panašiai. Ar ten tave pavedė partneris, ar dar kažkas. Visai sakau, nesvarbu, kokiais žodžiais, kokią legendą tu susikūrei.
yra tavo vidinis procesas, mechanizmas, kurį tau reikia sutaisyti, sutvarkyti. Tik tada pas tave galės pradėti ne kiaupom varyti, o tu galėsi kilti į viršų su savo veiksmais, su savo mąstymu. Kai tu suprasi, kad tu esi atsakingas, kad tu gali duoti kryptį savo pasąmonę ir jinai tą vykdys, kai jinai tavęs pradės klausyti. Kol jinai tavęs neklausys, va ten tu galėsi visus tuos mistinius dalykus daryti. Raudoną siūlą rištis, pinigus teisingai dėlioti piniginiai, ten nežinau, žegnotis prieš išeinant, ar įeinant, ar sėdėti prieš išeinant, kad tau ten, žodžiu, atneštų sėkmę. Nu, nesvarbu, kokius jūs ten amuletus pirksit, kokius ritualus užsakysit, ką jūs ten, kur jūs kreipsitės. Visur, kur ne tu dalyvauji tam procese, o kažkas už tave, tai yra tik placebas, kur tu patikėsi arba ne. Viskas. Tai va, bandai kažką daryti, va. Bet žiūrėkit, aš jums dar vieną tokį rodiklį, aš jums sakau, jeigu tu šiandien negali va ant savo galvos remonto 1000 eurų išskirti, nu tai tu kurva neužsimk tuo verslu, tu geriau, blėt, neužsimk. Ateina bomžai, blėt, ten kurva statybų verslas, transporto verslas, 8 eurų, blėt, niekaip nesugeba, na, įrankius neša užstatyti lombardą, kad algą sumokėtų. Va čia toks buvo velnės, kuris ir man nesusimokėjo, tai va, dėkingas jam už pamoką, kad reikia į priekį prašyti pinigus visada. Tai va, pamaikyk savo pimpeliuotą pirščiuką, jeigu tu nori, kaip sakant, užsiregistruoti nemokamą konsultaciją, tik nerašyk noriu, nerašyk, kad čia, kaip sakant, kur čia registruotis. Yra viršuje kontaktai, yra saitas, yra. Parašykit tiesiogiai, nes aš kai kada ir nematau visų šitų komentarų, ypatingai tų, kur negatyvus, nes man juos filtruoja, ačiū kažkam, nes aš jau taip nusistačiau, kad šitų tokių lūzerių, kurie nieko nedaro gyvenime, kad jau nerodytų tų durnų komentarų. Dabar dar vienas reikalėlis, vat visi šitie vargšai, vadinami bomžai, jie pirmiausia per savo mandrumą neperlipa. Ir čia yra va ta kartelė, kurią jūs nepraeinat. Jūs per save neperlipat. Nes jūs įsivaizduojat, kad jūs viską žinot. O va tas viską žinojimas, tau užkerta visus kelius. Visus kelius. Nes tu pirmiausia turėsi perlipti per save, kad tu pripažinti, blėt, pasirodo, kad aš ne viską žinau. Ir aš per tą turėjau praeiti. Gal vis dėlto gerai žinoti, turėti tas instrukcijas šiam pasauliu, kaip čia gyventi, kaip čia naudotis tą savo galvelėtom, savo smegenim. Bet jūs daugelis neturi tos instrukcijos. Kaip daugelis gudručių daro, nusipirko daiktą, pysti rozetę, mygtuką spaudžia, žiūri, kas bus. Vietoj to, kad pasiskaitytų instrukciją ir žinotų, kaip taisyklingai naudoti tą prietaisą. Tai vat jūs taip su savo gyvenimu elgiatės. Iki.